Sveiki, su jumis sveikinasi jau trečiasis sportuojančių studentų namų podcastas, lietuviškai vadinasi tinklalaidė. Ir labai džiaugiamės gaudami asmeninių žinučių, bet pasigendame viešų komentarų, pasigendame laikų ir jūsų įsitraukimo. Tai norėtume žinoti, kad jūs žiūrit, kad jums įdomu, tai pakviesiu paspausti subscribe mygtuką, palaikint, pasidalint, paklausti kokio nors klausimo komentare, o galbūt net pasiūlyti naują pašnekovą. O šiandieną mes turime du pašnekovus, tai yra Lukas Šimkus ir Martina Paukštytė. Jūs pasirinkome neatsitiktinai, o dėl to, kad artėja jūsų studentų lygų finalai. Tai Lukas Šimkus yra Kauno technologijos universiteto krepšinio treneris vaikinų komandų, netgi 2, kiek žinau. O Martina yra vadovų tinklininkė, labai garsi, labai daug visko apie tave radome. Aš dar ir šiaip Martina, kadangi esu pati tinklininkė, tai pažįstu iš truputį anksčiau, mes net esame žaidę kartu šiaip, tai dar netokia sena jaučiuosi. Ir tai norėčiau jums tuo pačiu iš karto pristatyti, kad kovo 29-ąją, taip? Ne, kovo 31-ąją turime krepšinio finalus, teisingai? Taip. Švyturio arenoje Klaipėdoje, o tinklinio finalus turėsime balandžio 12-13 dienomis Vilniuje. Bet, kiek žinau, dar nesi tikra dėl savo komandos dalyvavimo jose, ar jau tikri esat? Ne, dar laukia atkrintamasis varžybos 2, tai pusfinaliai, tai gerai, dar nėra aišku. Supratau. Gerai, tai jūsų vyks Vilniuje, taip? Taip. Kuriame universitete? VGTU. VGTU. Gerai. Tai pradėsime mes pokalbio temas su treneriu Luku. Aš norėjau paklausti, kadangi esate toks jaunas treneris, ar vis dar tebežaidžiate krepšinį? Mėgėjiškai taip žaidžiu. Mėgėjiškai taip. O kaip treneriu patapot? Treneriu patapau, tai jau čia mokyklos laikais, kaip ir visi sportavom, tai krepšinis buvo tas mėgiamas sporto šaka ir kai pamačiau, kad vis tiek kažkokios perspektyvos karjeroje nesimato, tai kažkaip iš vyresnių draugų išgirdau apie sporto universitetą, kaip ten viskas ir kažkaip apie tą mąstymą, apie studijas, kad kažką ryšti su sportu. Susijęti su ir panašiai, tai ir pagalvojau, kad visai būtų įdomu to treneriu būti, nes mokykloje patikdavo organizuoti visokius užsiėmimus, ten turnyrus ir panašiai. Jau net mokykloje? Taip. Geras. Aha. Ir tada kas sekė treniravimo studijos? Jo, tada įstojau į sporto universitetą, į bakalauro treniravimo sistemas, tai baigiau ir pradėjau čia Kaune trenerio karjerą. Geras. O jeigu baigėjai sporto universiteto studijas, kaip pavyzdžiui gavos, kad į tą KTU pavyko, o kodėl nelikai sporto universitete? Gavos taip, kad kaip ta kelionė? Dar studijų jau laiku, tai pas mumis ganėtinai buvo tokia stipri grupė, sakyčiau, trenerių, nes didžioji dalis dabar dirba ir realiai tiek moksleivių krepšinio lygoje, tiek kas kitose tenais klubuose ir panašiai, tai kažkaip visi buvo tokie žingeidus ir norėjo jau pradėti studijų metu. Geras. Aš jau baigiau tas pačias studijas, bet pas mane visai panašiai, nėra, skaičiau, toks tam gal pasiskirstimas tik tai. Pas mumis, tai nežinau, iš grupės ten aišku atkrito po pirmų ten, kuris tų metų ten panašiai, bet daug, tikrai. Geras. Daug, tikrai. Tu tokie moksliukai buvot. Tokie, visi norėjo būti sportininkais, bet gavos, kad patapo treneriais. Tai paskui mumis ten ir krepšinio specializacija sujungė su kitų, ir ten futbolo, ir kitų, tai irgi treneriais. Tai ir šokių trenerių turim, ir irklavimo, ir futbolo. Ir kas nuėjo į fizinį rengimą, tai iš tos grupės tokios ten 20 asmenų, tai realiai visi, kas grįžo iš savo miestelius tenais treneriais dirbti, kas čia didžioji dalis Kaune dirba. O tu pats esi iš Kauno? Ne, aš esu iš Kelmės rajono. Geras, šiaip ten tinklininkų kraštas. Taip, Atovis Lietuvos čempionatuose daug pasiekęs. Taip. Tai žaidėjai yra. O kaip KTU kelias atvedė? Tai tas kelias taip ir buvo, kad KTU dirbo asistentų Artūras Sukovas, jis dabar ten Žalgirio sistemai dirba treneriu. Tai jisai mane pasikvietė asistentų prie vaikų dirbti ir tais metais aš jam padėjau su vaikais. Kitais metais aš dar mokinausi 4 kurse, jisai tais metais perėmė KTU vyr trenerio postą, nes Vytautas Pliauga išėjo į dublerius. Į Žalgirio sistemą, jisai paskui ten 3 komandą gavo, tenais buvo, tai jisai perėmė iš Jonės asistentų buvo,
Tai aš buvau pas Artūrą 3 metus asistentų, Artūras tada išėjo irgi į Žalgirio dublerius ir tada aš tapau jau to vyr treneriu. Geras. Tai aš taip visai suprasčiau, kad ir vienas treneris nukeliavo į Žalgirį, ir kitas treneris į Žalgirį, tai ir tavęs laukia kelionė. Tendencingai kas 3 metus, bet kas aš jau ne, tai jau dabar jau daugiau praėjo. Aš esu jau tą. Supratau. Aš likau dar kitų. Tai. Patinka šiaip darbas, ar ne? Šiaip patinka, tikrai įdomu su tais studentais, nors ir visada būna tų, kaip sakant, žaidėjų kaitų, nes tokia pas mumis, kaip sakant, terpė, kur žaidėjai studentų lyga vis tiek. Jo, tai ir gaunas, kad, bet šiaip patinka. Smagiausias tas atrankos, ta pati pradžia sezono kiekvieno. Tai aš labai norėčiau paklausti, dar irgi, šiaip net iškart labai daug klausimų kyla, bet apie tai, kaip tos atrankos vyksta, nes mes su Martynu turbūt žinom, kaip yra su krepšinio populiarumu, visi mes čia Lietuvoje žinom, tai kaip tam studentų lygyje, ar tarkim, nežinau, tinklinį gal užtektų būti labai gerų sportininkų, kad tau univeras pasiūlytų studijas, ne, kad sakytų, gal tave domina studijuoti vien tam, kad tu galėtum atstovauti universitetą. Ir taip gali daryti net keli universitetai ir vos ne, jeigu tu geras sportininkas, tu gali rinktis. Bet aš įtariu, kad jeigu tu esi krepšininkas, tai jų yra daug. Tai tu greičiausiai tu renkės universitetą ir tada tave kviečia į komandą, ar ne? Taip, realiai, aišku, pas mumis ir universitetai yra pirmoji vieta, yra mokslas. Aha. Nes vis tiek technologijų universitetas, aukštas reikalavimas mokslam, aukšti balai, stojamieji ir panašiai, nėra labai lengva derinti sportą su studijom. Tai tų aukšto meistriškumo ir sportininkų, tų krepšinių mes ir neturim. Tai dabar... Dauguma yra tiesiog studentų lygoje? Jo, studentų ir RKL, regionų krepšinio lygoje, tai realiai trečioji lygoje. Pernais turėjom iš Žalgirio dublerių, tai vieną Emilį Bartininką, kuris buvo aukštesnio to lygio, ir turėjom Liutaurą Lilevičių, kuris dabar išvažiavęs į NCAA yra. Tai jisai buvo Lietkabelį, bet taip ir neteko jam sužaisti už mūsų universitetą. Supratau. Nes pas jį grafikas įtemptas, treniruotės ir Panevėžys, jisai pernais buvo Lietkabelį, tai neišėjo suderinti šito. Tai... Bet galbūt turint sportininkus, kurie nėra jau ten aukščiausio meistriškumo, tarkim, galbūt juos yra lengviau suburti į treniruotės ir ruoštis varžyboms. Tai tas tai ir yra. Ir mes, kadangi mes ne tik studentų čempionate dalyvaujam ir regionų krepšinio lygoje, mes treniruojamės kartu ir žaidžiam. Žinoma, prisijungia dar ir keli, kurie žaidžia ir kitose klubuose, bet yra mūsų studentai. Bet jeigu grįžtam apie tą klausimą, apie tą kaip visas to atrankos, tai kiekvieną prieš sezoną yra skelbimų registracija, kad kas norintis. Tokios kaip trajautai tie. Trajautai ir ten susirenka, priklauso nuo kartos. Ten, tarkim, praeitų metų, tai tuo pati Lietuvoje karta, tarkim, nes stoja tai 2-5 gimimo kartos, tie pirmakursiai tabanis, tai jų nebuvo labai daug aplamai, tų sportuojančių tokių pagal komandas, vis tiek tu žinai, kai tu būni tam krepšinį, tas komandas, žinai tos žmonės, kur žaidžia, moksleivius stebi, pas mums į moksleivių būna tų žaidėjų, tai tu jau... Dar gali teisingai, ten nuo kažkelintų metų pasidarė tokią išlygą ir tinklinėje, man atrodo, ir gal net visose irgi, čia. Man atrodo, 2 ir tinklinėje. 2 galima turėti komandai. Pas mums irgi gali 2 11-okai, 12-okai gali žaisti. Tai turite moksleivių? Jo, turime. Geras. Turime, tai žodžiu, vyksta atrankos, ar ne? Jo, vyksta atrankos, jie treniruoti, tai ten susirenka. Tai yra, kas nepatenka? Žinoma. Geras. Nes vietos tu visada prasiklausi, kiek liks iš praeitų metų. Jau žinai, kokių tau žmonių reikia, kokioj pozicijoje, kokioj ir panašiai. Tai tada ir žiūri, pagal kas susirinka pagal meistriškumą. Ir KTU krepšinio komanda yra net ne viena, kiek žinau. Tai jos yra 2, tai ta komanda jinai dalyvauja tik tais miesto čempionate. Nes anksčiau būdavo ir studentų 2. Būdavo kur ir aukštesnio lygio, ir žemesnio lygio. Ten abu pogrupiai, kur dalyvaudavote, antros komandos daugiau galėdavo dalyvauti, bet čia jau eilę metų jų nebėra. Kad ir taip tik tais jau mažai tų komandų. Bet turbūt čia varžybų, tai turint net kelias tas lygas, turbūt yra tiek. Sočiai, tikrai sočiai užtenka. Tai... Ką Martynai, tai kaip atrankos tavo universitete, ar sunku pakliūti tinklinio komandą? Aš gal sakyčiau, kad nelabai sunku, kažkaip nėra ten didelių atrankų tikrai. Taip, aš net atsimenu tos laikus, kai žaisdavau vadų moterų komandai, kad mes laikydom čiūrus, kad susirink 6 į varžybas ir kartais žaisdavom be keitimo. Tai tu žinai, kad jeigu kurį nors krypteltų koją,
Tai tu viskas pralaimėjai varžybas, nes nebūdavo kam žaisti. Mes ieškom, o ne pas mus eina į atranką. Tai čia būna ir pas mus, paaišku, šešiese gal nesam buvę, nes pas mūsų žmonių nemažai tikrai yra ten to, bet gal mažiausiai esam su 8 ar 7 žaidė. Na, nes vis tiek pagalvojus, studentas jau yra kaip ir suaugęs žmogus, dauguma turi darbus, tai yra kartais sunku sumenedžinti viską. Tai dabar šiuo metu šiuolaikinis tas jaunimas, jie visur nori, visur eina, ten dirba ir papildomi ten ir pas mumis yra tų, kurie studijuoja ir dirba, ir jie tik tais gali vakare viską, tai reikia išvažiuoti išvykas jau ten. Visada vairuotoja puši, kad ko vėliau išvažiuoti, nes nespėja. Arba tada neišeina, nes tiesiog nespėsi rungtynės. Tai... Aha. Geras. O vat kalbant, grįžtant prie tų merginų, kai nėra tų atrankų, tai kaip tave surado vadų, pavyzdžiui, vat kaip kalbėjom su Luku, ar tu įstojai į universitetą ir tada įėjai sportuoti, ar atvirkščiai kaip nors vyko, gal tave pakvietė studijuoti? Aš pradėjau žaisti tinklinio klube Kaunas ir tada kažkaip pakalbino, jie sako, gal turim čia studijų daug vadų, gal tu norėtum stoti ir taip ir gavosi, įstojau į vadų ir pakvietė į studentų komandą. Kažkaip gana paprastai viskas. Gana paprastai. O kaip pas jūs varžybom? Yra nedaug, kiek žinau, ar ne? Studentų gana nedaug, bet prasideda jos kaip nuo sausio kažkur, tai ir daugiau padaugėjo tų varžybų, bet šiaip. Bet turbūt jums tokios kaip gaunas kaip treniruotės, kadangi tu dar žaidži ir Baltijos lygoje, ir Lietuvos čempionate, tai tas studijų tos rungtynės studentų lygos yra tokia kaip treniruotė, tokia žaidybinė labiau gal gaunas. Galima taip sakyti, jo. Kelios jūs iš savo klubo žaidžiat už vadų tinklinio komandą? 5, jeigu neklystu, 5. Beveik startinis 6. Taip. Tai tada einam pasimėgauti studentų varžybas, tokia kaip žaidybinė treniruotė gaunas, tai smagu visą. Ir kiek žinau, kalbėjom, tai tinklinio yra komandos salės netgi 6 per visą Lietuvą. 6 komandos. 5 lik. 5? 5 arba 6, neatsimenu dabar. Net galim paskaičiuoti gal. VU, VGTU, KTU, VDU, LSU ir MARU. Ir MARU dar yra. Tai dar anksčiau būdavo Klaipėdos universitetas. Taip. 7. Ir tenka pavažinėti tarp miestų dažnai. Taip. Dažniausiai Vilnių, dabar kaip neliko KU universiteto studentų čempionate, tai dažniau važiuojame į Vilnių. Bet vyksta vienas ratas, visos su visais, ar pogrupiai? 2 ratai. Svečiai ir namai. Bet dabar visi su visais žaidžia. Dabar anksčiau būdavo 2 ratai, man atrodo. O dabar, kadangi pamažėjo komandų, liko 6, jeigu neklystam, tada žaidžiam su visom visos. Nes pas mumis tai 2 pogrupiai, A ir B, tai 5 ir 4, nes 9 komandos yra. 9 netgi yra komandos, taip. Bet tai nuskirstosi, į kurį papuolė turbūt pagal reitingą praėjusių metų. Taip. Ir irgi vienas rungtynės namie, vienas išvykoje. Ir tada tas... Dar atkrintamosios ir... Atkrintamosios vyksta iš vieno minuso? Iš 2 rungtynių taškų skirtumų. Jeigu 1-1, tada taškų skirtumą žiūri? Taip. Tai tu jeigu... Yra buvę skaudžių. Skaudžių net, tarkim, pernų metų, tai žaidėm su kolegija dėl... Taip, tas pusfinalį. Ir mes pirmas rungtynės laimėjom dabar 8 gal taškais, ar 9 dabar tiksliai neatsimenu. O antras rungtynės 1 pralaimėjom. Tai irgi skaičiavos. Didžioji dalis žmonių nesuprato, kodėl mes džiaugiamės. Nes mes rungtynės pralaimėjome. Supratau. Rungtynės tai pralaimėjome, bet kodėl čia džiaugiasi, ten visi sveikina ir taip toliau. Nes iš taškų skirtumą tai čia toksai, kur... Retas atvejis, kur dažniau būna iš pergalių. Ten iki 2 laimėtų, iki 3, tai visą, bet čia studentų lygoj realiai jau ne vienus metus. Taip. Geras. Šiaip visai, toks irgi būtų fun fact, jeigu ir tinklinė tai būtų, nes tada tu, pavyzdžiui, jeigu laimėjai 3-0, tada tu antras varžybas pradedant laimi 1 setą jau ir tu viskas gali savo, bim bam, bet ką, su kairė ranka pradėt žaisti, žinai. Gal sunkiau, praktiškai. Taip. Sunkiau. O dar noriu pakabinti tokią temą apie buvimą jaunų trenerių. Aš kadangi pati treniruoju, ir esu ir baigus, kažkaip mano manimu, jaunus trenerius labiau priema žaidėjai. Su jais jaučiasi toks labiau lygiaverčiai, drąsiau pasako dalykus, ar jauti kokį nors tokį, kad kaip draugas galbūt esi?
Nu, aš tai galvoju, kad esu jų draugas, kaip jie iš savo pusės, tai gal tai pasakytum, tas vis tiek požiūris, nu, ne tas ankstesnio, kur vis būdavo, kad tai diktatūra taip ir ne kitaip, to lankstumo, manau, tikrai nemažai yra. Tai taip, manau, kad bendravimas visai kitoks yra. Aišku, tu vis tiek bandai tą momentą, kada tu jau būni treneriu, kada būni tu jau draugu. Ten ta riba turbūt visai tokia gali slidi būti. Vis tiek turi būti kažkokia pagarba, nes autoritetas. Nes realiai tavo žaidėjai kovoja už tave, ne savo, jie ten kažkiek savo, bet ir už tave turi kovoti, nes tu pasakai, kokius dalykus reikia pildyti, tai kad su tokiu susidurti situacijų tai neteko, kad pasakai ir jie nevykdo. Tikrai su vaikais, galima sakyti, sutenka susidurti daugiau, kad vaikai tai jų supratimas dar kitoks yra. Tai ten tai būna, kad atrodo pasakai, arba jie tavęs neišgirsta galvoja. Nes su vaikais ir į tą draugo lygį yra sudėtingiau gal nueiti negu su studentais. Nu taip, jie vis tiek jau jie matė, jie sportavė, jie žino, kaip... Ir savo norų atėjo jau tikrai. Jie išsiugdė, yra tai, kad treneris yra treneris ir jo turi būti, nesvarbu, koks tai jau tas amžius. Atsimenu, ir asistentų, kai buvo tada vyresni tikrai žaidėjai, atėjo kur visi, bet ko vyresnis, ko daugiau patirties turinti žaidėjas, jis to su tavim geriau bendrauja. Taip, o net turbūt, kai buvai asistentų, galbūt buvo toks atvejis, kai žaidėjai buvo vyresni už tave? Taip ir buvo. Arba vienmečiai, arba vyresni buvo. Geras. O tau, Martina, kaip su trenerių amžium kažkokį skirtumą dėtum? Kokio labiau norėtum, ar nuo ko priklauso? Šiaip esu pastebėjus ant savęs, kad man geriau sekas dirbti su vyrais. Jeigu yra treneris vyras, aš nežinau, kažkaip man gal kitaip tas autoritetas išsidėlioja, bet jo, va, ties vyrais, kiek ir turėjom pavyzdžių, kiek esu žaidus kažkaip ir sudėstytais tas pats yra, tai nežinau. O su amžium, tai man atrodo, kad jauni treneriai atneša tokio šiuolaikiškumo, naujoviškumo, tai tiesiog dažnai būna įdomesnės treniruotės. Man taip atrodo. Aš manau, kad tai yra labai net ir normalu ir logiškai skamba, nes jie yra jauni, jie neseniai baigė mokslus arba neseniai sportavo patys. Taip. Ne? O tu kai sportavai, turėjai trenerį irgi vyrą? Jo. Turbūt krepšinį gal nedaug tų moterų ir yra, ar ne? Mažai. Yra, aišku, bet jos daugiau gal su merginom užsijama. Jo, tai vat šiaip sakyčiau, kad krepšinį gal ir dažnas, ne, atvejais yra, kad vyrai vyrus treniruoja ir moteris. Tinklinėje tai taip nėra tokio, kad būtų. Kažkaip gali tavo ir treneris būti ir vyras, ir moteris. Krepšinį irgi yra, bet ir tie vyrai tą pasę treniruoja, tas ir moterų rinktinė vyrai treniruoja, tai čia jau to aukščiausia to. Bet pas mumis irgi buvo anksčiau, dirbo tokia Margarita Ruzgienė, tai jinai antrą komandą treniruodavo, tai jinai dirbdavo su vaikinais. Supratau, o šiaip aš tik šiandien tokį faktą sužinojau, kad KTU, ne tik KTU, bet šiaip nėra moterų krepšinio studentų lygos. Ne, nes nebesusirinka komandų. Ar čia yra dėl to, kad nežinau, krepšininkės, kitas sporto šakas renkasi, ar dėl ko taip yra? Nes šiaip visai įdomu, moterų krepšinis visai populiarus juk. Tai dabar jau pradėjo vėl kilti, nes čia vienu momentu buvo tikrai moterų jau tas krepšinis labai mažai kiekiai ir nebesusidarydavo. Tai automatiškai, kaip ir Lietuvoje, ir tas net ir moksleivių čempionatuose labai mažai moterų komandų būdavo, mergaičių būdavo, tai dabar yra netgi 2 amžiaus grupių padaryta, kad tampa, kaip tarkim, jeigu ten skaitykim 15 metų, tai žaidžia 14-15 metų mergaitės. O pas vaikinų yra 14-15, ar ten prasideda nuo 12. Geras. Tinklinį tai kas 2 visą laiką šiaip eidavo, man atrodo. Kad... Gal vėliau kažkada, kai išgausė irgi, gal atsitiko dabar per metus. Vaikų krepšinį tai nuo 12-13 ir iki 19. Jo. Iki 19, tai paskui jau tada prasideda į studentus jau eina. Aha. Na tai labai tikimės, kad moterų krepšinis vėl grįžtų. Tai patekom į čempionatą. Taip, galvat po truputį. Dažnai kažkoks medalis išjudina viską nuo pagrindų. Nes susidomėjimas tai buvo labai didelis. Kiek mačiau, kaip žaidė moteris. Taip. Čia labai didelis indėlis federacijos. Ir visuomenės įstraukimas, aš sakyčiau, net influenceriai įvairūs. Taip, ir to, visų to žmonių, kurie matos labai didelis tas. Šiaip influenceriai galėtų dažniau kažkaip pakrutinti, pajudinti mažiau populiarius sportus, ne tik tai ten, ties vyrų krepšinių viską, nesusiję ten Eurolygos kokiam nors rungtynėm, bet užsukt, su rankiniu dabar kažkas panašaus buvo, lygiai taip pat kažkas, mačiau, iš influencerių nukeliavo į šuolį į vandenį irgi
irgi ten kėlėsi istorijos, kad tipo kaip įdomu ir nemokamai ten kažkokiam baseinė Vilniuje, atvarykit pažiūrėti. Tai labai fainai, kad tokius va gali prajudinti. Ir tas pats buvo su moterų krepšiniu. Kur ten yra... Pateikit, palaikyti, kai vyko čia arena Vilniuje. Tai tikrai... Bet aš nežinau, kaip ten įvyko tas prajudinimas, kodėl jie įsijungė į tai, bet gal net pačios krepšininkės ir uždavė tokią žinutę, kad ateikit mūsų palaikyti ir kažkas sureagavo, pasidalino. Bet tai čia, aš manau, kaip bendrai visa visuomenė, kaip pradėjo, nuo to, kas su krepšiniu susiję žmonės pradėjo, tada ir kiti pamatė ir mato, kad problema yra ir reikia to. Reikia jau tiek metų čia krepšinio šalis, Taip, bet tik vyrų krepšinio. Nepatekom, reikia jau kažkada, tai reikia to palaikymo. Šiaip labai graži sėkmės istorija, kad jos pateko, tai tas dar labai fainai. Toliau turiu klausimą ir labai fainai, kad jūs esat vienas treneris, kitas sportininkė ir dar yra skirtingi universitetai. Kaip vyksta studentų skatinimas dalyvauti, tarkim, varžybose? Tai net ir įdomu, nes ten vienur vyksta netgi atranka ir panašiai, bet jau kaip papuola, kai sportininkas yra komandoje, kaip universitetas skatina jūs, tarkim, būti. Nu, jūs tai turiu omeny kaip žaidėjus ir Martyna kaip tave asmeniškai. Mane tai yra stipendijos sportininkams skiriamos. Šiaip tai gal net galim pagirti tave jau, kada temą palėtėm, kad tu kartu su badmintonininkė Samanta Golubickaitė gavote jūs Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendijas už sportinę veiklą. Tai jūs tik dvi, kaip suprantu, iš sporto pusės. Tai labai sveikinu, labai fainai. Jis yra vienkartinė ar? Vienkartinė. Nu, bet smagu vis tiek. Labai smagu, tikrai toksai pasiekimas, visai net nelabai tikėjausi, bet labai apsidžiaugiu tikrai. O kas dar tave skatina už studentų komandą žaisti? Man smagu tiesiog, man atrodo, kad nežinau, dabar esu tam laikotarpiu, kur tikrai mėgaujuosi žaisdama ir man atrodo, kad kol dar tas neišblėso, tai kažkaip, tikrai labai smagu žaisti, nes kaip ir sakai, kad tokios kaip žaidybinė treniruotė gaunasi studentų, tai tikrai nėra. Bet čia gal yra dėl to, kad eilę metų vadovų yra stipriausia komanda, ten laimi ir panašiai. Gali būt. Jeigu vis nuvažiuotum ir gautum į skudurus arba nepavyktų, tai gal nebūtų tiek malonumo, ar ne? Taip, gali būti tiesa. Ir šiaip kaip komanda vis tiek tas brandolys yra panašus kaip mano tinklinio klubo. Tai gal tas vis tiek, kažkaip tas komandinis sportas, man atrodo, šiaip. Tai čia gal labai geras atsakymas, jeigu ten būtum viena, tai gal kaip pagalvotum ar eiti ten visas rungtynės. Kai sakai, kad ten žaidžia jūsų nemaža dalis. Iš tų, kur žinai, pažįsti trenerius, tai čia irgi, manau, dar ir kaip bendrystė su tais treneriais, kaip jie tie žaidėjai komunikuoja, kaip treneris įsitraukia, jeigu tu ten vieną kartą pakvieti tavi treneris, tu netėjai, gali daugiau nebekviesti. Tai jūs tokiu motyvaciniu einat, ar ne? Ne, mes tai neturim daug žaidėjų, tai mums kiekvienas yra svarbus ir mes su visais ryšį palaikom. Bet to kokią, pavyzdžiui, irgi kokią nors skatinimo sistemą naudojat, ar jie gauna kažkokius, nežinau, dienpinigius, ar jie aprangas gal gauna, ar blatą kokį moksluose gauna? Pas mus esminis dalykas, kur ir dėl to sunku konkuruoti su kitais universitetais, kad dėl mokslo nieko nepadeda. Ten, jeigu žaidėją mūsų paklausom, tai ką gaunam sakyti nieko. Mes paskui savo jau tas vertės kažkiek turim, bendrabutį kažkiek jau kompensuojam. Paskui tai tos vienkartinės tokias, kas pusmetį yra ten, bet irgi ne visiems išeina jų suteikti. Taip. Tai tas rungtynės, tai jeigu važiuojam kažkur, tai ten būna tie maispinigiai, bet čia visur tai būna. Visur. Ne visur. Ne visur? Ne visur. Arba bent jau mano laikais gal nebuvo, bet ne visur. Maistpinigiai tikrai ne visur. Pas mumis tai kaip bent jau išvykose, tai visada būdavo, kad, kad tas nesišvažiuoja, tai automatiškai čia net ir valstybės yra šitas nustatytas, kad turi duoti. Tai žaidėjai pakrutinkit savo trenerius. Tai šitą nežinau, čia išdavau, gal šiaip turėtų būti. Tai turi būti, nes net ir raštinų išduoti, kad čia vyriausybės jau tą nutarimą, kad turi duoti. Nežinau, ar jūs gaunate. Tai dėl to yra super nauji jauni treneriai, jie gali viską švariai daryti ir tiesą sakyti. Tai gal net pavyzdžiui ir su aprangom yra taip, kad žaidėjai neturi jų atiduoti po sezono? Ne, nėra privaloma. Tai va? Nėra. Iš manęs dažnu atveju net netiduodavo, o paimdavo.
turi išskalbti ir parnešti. Aš dar tais laikais žaidžiau, kur mūsų aprangos sukdavosi 5 sezonus turbūt. Tai tinklinėje yra šiaip bendrai paėmus, nenoriu labai bedavotis, bet taip tikrai yra buvę, kur net su pavardėm tavo aprangą gali paimti atgal, nes yra būdų, kaip ją nuimti ir uždėti naują. Priklausant pas mus, tai irgi tas pats, tai čia kaip tą sezoną, ar tu spėjai ten įsigyti naujas, nespėjai, tai tam žaidėjai ten, jisai, aišku, kaip pasilieka, jeigu ten metus jis pabuvo, jisai ten toksai nėra žaidėjas, kuris tikrai buvo atidavęs ir stengęs ir nei ten lankydavo treniruočių, nei tai ta apranga irgi, tai ten jis būna, nebūna, tai tą dariau. Bet tas žaidėjas, kuris visada ateina, visada žaidžia ir visur dalyvauja, tai iš jo net man asmeniškai net nepatogu prašyti. Bet tikrai yra buvę, kad reikia paprašyti, nes tiesiog negaunam. Nes neturi kam. Nes net negaunam, dar užsisakom pasiūti, nepasiūlė, reikia startuoti ten, pavyzdžiui, studentų lyga, nespėja ten pateiktas aprangas, pasikeičia žmonės, kažkur pradingsta. Taip. Na taip, suprantu, tokių force major. Bet kad taip ateina kategoriškai ten, tarkim, ten panešioji, tas treningus jau turi būti atiduoti, ne. Tai jeigu keičias, nes aš paskutinį, jau mano, ten buvo turbūt paskutiniai metai, manęs paprašė marškinėlį, nes žinau, kad aš nebežaisiu, bet tai yra mano tokie kaip ir paskutiniai marškinėliai, su kuriais aš žaidžiau, tai aš juos privalėjau atiduoti ir dar prašė šortų, tai aš sakiau, sorry. Dabar šortų, tų, kur aptimti, kaip turizikas, tai jau tikrai neduosiu, nes man net nemalonu, kad juos kažkas dėsis. Nežinau, aš labai nežinau, nes labai džiugu, jeigu keičiasi. Bet dar, ne, iš mūsų kažkaip ir duoda visokių maikučių, džemperių, treningų. Tai vadovų taip, ir kitus universitetus pagrūdintume nebūtinai. Tada dar norėčiau nusikelt į tuos finalus. Į pernai metų finalą krepšinio, po to norėsiu, kad palygintume, kaip atrodo finalai tų Anastelo ir LSKL. Anastelo labai lengva trumpinti, nes labai savas žodis. Tai žinau, kad pernai metais žaidėte finale. Taip, studentų krepšinio lygos su VDU. Kaip sekėsi, priminkit? Neįspūdingai. Jo, bet kiek žinau, buvo tas pats finalinis, tas jau jūsų, nežinau, savaitgalis būna ar per vieną dieną? Viena diena būna. Taip, jie išlaikė tą savitumą, nes pas mumis studentų krepšinio lygo visada pasirinkė pirmadienį žaisti. Visada vyksta pirmadienis, tai pasirinko, kad finalai irgi vyktų pirmadienį. Ir finalai vyko pirmadienį. Geras. Ir dabar vyks pirmadienį. Geras. O kur vyko pernai metų? Švyturio arenai. Ir šiais metais vėl bus Klaipėdoje Švyturio arenai. Bet žinau, kad yra šiek tiek mažas toks pasikeitimas, nes pernai metais, noriu Martyna, kad paklausytum, kaip atrodė, nebuvai, ar ne, finaluose? Jų finale per ilgą pertraukėlę koncertavo Remis Retro ir 6-9 danguje. Taip, va taip atrodo. Iš organizacinės pusės, tai, manyčiau, ten anksčiau nebuvau, ten tūsi daug finaluose, esam buvę toj pačioj VDU salėje senoj dėl 3 esam žaidę. Ten buvę, paskui pas mumis esam žaidę pas save salėje dėl 3 vietos. Tai paskui ten dar mažas tokias taurės, bet kur tokio renginio, tai buvo šiaip arenui. Arenui, renginių iš organizacinės pusės ir tikrai sureorganizuota viskas labai gerai. Kaip studentų krepšiniui, tai tokio galimybės žaisti tokio lygio arenui, prie tokios, žiūrovų nebuvo gal jau kaip ten ar Eurolygoje ar dar panašiai. Ne, tai turbūt normalu, bet šiaip, kad tokio lygio renginys. Taip, visas tas renginys garsais ten ir filmavo, transliavo, ten tas 6-9, Remis Retro, viskas. Ir dar pridėkim tai, kad irgi yra bilietai žiūrovams. Taip. Brangus buvo bilietai? 10 eurų, man atrodo. Tai visai dar, kaip pasakyti, nėra, kad labai simboliniai būtų. Realiai paklausai atlikėjų ir tu dar pažiūri ten, aišku, tik tais gal tą dieną pirmadienis, nėra labai patogi, bet iš dalies tai irgi nieks savaitgalį neišvažiavę ir gal kaip tik po darbų atvykti, tai visai toks ir fainas, nes lyginant su tinklinio finalais, turiu omeny, kad čia toks finalas iš krepšinio studentų lygos pusės, jis, pavyzdžiui, tikrai perspjūna Lietuvos čempionato finalą. Gal ne, nes mes arenų neturim. Man atrodo, nekoncertuoja niekas. Niekas nekoncertuoja, bet čia irgi galbūt kokius influencerius pajudinti išeitų ir kažkaip viską sukelt. Bet studentų finalai tokie tikrai ramesni būna.
Ramesni, bet Tiesiog renginys yra būna. oficialios varžybos, fainai yra tiems patiems studentams, man atrodo, kad tu tokia varžybų diena. Taip. Šiaip kuo galima visą laiką pagirti Nestelą, tai man turbūt yra gražiausi medaliai ir taurės. Iš tos pusės. Taip, jau čia turi tų statulėlių visokių. Turiu kelias. Daugiau kukliai. Geras. O pas jūs yra numatyta kas nors finaluose, kas nors įdomaus ar ne? Vat iš tokių šiemet gal. Ne. Nes aš žinau, kad krepšinio truputį irgi supaprastėjo. Nebus atlikėjų. Bet daugiau bus dėmesio skiriamo žiūrovo ir panašiai. Tai vat labai norėčiau paanonsuoti, treneris man padės. Aš paanonsuosiu tai, kas laukia žiūrovų. Tai laukia, čia apie krepšinio, atsiprašau Martyną, laukia 1001 dovana žiūrovams ir jas dalinti padės Mantas Wizard. Tai bus labai įtraukta visa publika, tai labai visus kviečiame, jeigu galėsite sudalyvauti. Kovo 31 dieną Švyturio arenoje. Kovo 31? Taip, 31. Švyturio arenoje, Klaipėdoje ir šio podcast'o klausytojams yra viena labai faina detalė, kad jūs galite įsigyti bilietus su 50% nuolaida ir kaip tą padaryti, rasite šio video aprašyme. Tai jeigu jūs domina atvykti, laimėti daug prizų, pažiūrėti faino gero krepšinio, tai paspauskit nuorodėlę. O treneris Lukas mums papasakos apie rungtynes. Kas ten sustiks, gal kokių prognozių papasakos? Tai mažas finalas, tai mes žaisime KTU su Klaipėdos universitetu. Aha. Pernais mes buvom antri, jie buvo treti. O finale žais Vilniaus universitetas, kuris pirmą kartą žaidžia tam finale. Pirmą kartą žais finale. Su daugkartiniais ir ten nenugalimais finalininkais vadovų. Tai sakai, nėra šansų laimėti taurę? Nesakau, kad nėra šansų. Jeigu susirinks ir rodys tokią energiją kaip prieš mumis pusfinalį, tai manau visai įdomu. Kokiu rezultatu pralaimėjot pusfinalį? 17-15 taškų. Okay. Abi pralaimėjom, bet va, kas įdomu, kad buvau vieną kartą reguliariam sezonė nugalėjo vadovų. Okay. Tai pasidalino po vieną pergalę. Tai O jūs laimėsite 3 vietą? Stengsimės iš visų jėgų. Linkiu laimėti. Ir dabar norėčiau tada dar pokalbį pakreipti labiau link Martynos. Tai dar kartą norėčiau pristatyti, kad jinai žaidžia Baltijos lygoje, Lietuvos čempionatas, kuris šiemet vadinasi Teida moterų lyga. Tada dar žaidė už vadovų komandą. Ir šiaip labai, kiek žinau, visko daug gyvenime ekstremaliai mėgsti veikti. Tai esi iš tokios šeimos, kur tėtis yra sportininkas. Tavo sesuo yra profesionali teniso žaidėja, brolis yra futbolininkas ir tu esi tinklininkė. Kaip atsidūrei tam tinklinėje iš vis? Šiaip įdomu, mano tėvai susipažino žaisdami krepšinį. Bet nei vienas iš 3 vaikų nepasuko krepšinio keliu. Nežinau, kokios priežastys, bet... Gal tėvai atkalbėjo? Ne, kažkaip niekada jie padėjo mums rasti, ko mes norėtume, ką norėtume žaisti, nes aš šiaip pradėjau irgi žaisti nuo lauko teniso. Nuo mažens ir pažaidžiau, nežinau, ten 6 metus gal. Nu ir kažkaip, nežinau, pradėjo nepatikti, nenorėjau kažką pakeisti ir tinklinis atsirado per pažįstamus ir galvoju, kodėl nepabandžius. Ir nuo to laiko, manau, kad čia geriausias sprendimas buvo šiaip komandinis žmogus, man atrodo, esi, tai man komandinis sportas, man atrodo. Tu vat fainai, tu esi išbandžius tą, kad ir jauna, aišku, bet šiaip net ir sako, kartais ta ankstyvas nukreipimas į kažkokią labai specializaciją, siaurą, gali labai atmušti norą ir panašiai. Jeigu labai anksti vaiką nusintinėjai kažkokį, žinai, konkrečią sporto šaką. Reikia išbandyti viską, praeiti, nes, užsienio šalis taip labai, ypač ispanai, tai labai tai propaguoja. Tarkim, jeigu iš krepšinio pusės, kad, specializuotis į krepšinį, kad, per anksti nereikia. Taip, nes gali nebegrįžti daugiau. Daug sporto šakų praeita, dar visai kitaip išsivysto, gebėjimai visokie. Koordinaciniai, mobilumas. Bet aš manau, kad vis tiek reikia irgi nepavėluoti to laikotarpio, čia jau yra. Čia turbūt labai ir individualu gaunasi, kada tam... Vienam gali būti ties tom amžių gerai, kitam gali kaip tik atvirkščiai būti. Aš, pavyzdžiui, nesu bandžius jokio kito sportuoti. Esu vieną kartą buvus, praeitą podcastą pasakojau orientacinio treniruotį, nes pakvietė trenerį. Mes tiesiog jau buvom pradėję lankyti tinklinį ir su tokia Milda draugė nuvarėm Ąžuolyne.
mums pasakė bėgti ir ten kažką ieškoti, mes nubėgom į stotelį ir išvažiavom namo. Viskas. Ir visą laiką tik tinklinį ir prabuvau. Tai toks irgi... Gal kaip ir gerai, tai nes... sportuoti, tai ten dažnai būna, kad ir tie krepšininkai, pavyzdžiui, krepšininkai sako, jeigu krepšininkas nemoka futbolo žaisti, tai jis ne krepšininkas. Jo, nesu girdėjus tokio. Nes, taip tokia tarp krepšininkų, taip kalbama, nes visi moka tą, nes ir treniruotės, ir treneriai tai įtraukia, vis tiek tas judėjimas, tas emocija, tas komandinis, tas Mums sportas, įtraukdavo krepšinį, pavyzdžiui, krepšėlimą atsimenu irgi. Tokių, kad kažką kitą paveiktum. Paveika, tos rutinos mažiau būtų ir tikrai kai kurie tik krepšintą futbolą tikrai neblogai visai žaidė ir lankė ir paklausinėjo. Šiaip ir tinklinių nemažai krepšininkų neblogai žaidžia. Vasarą ypač ten pliaže. Tai jo, tai pliažą mėgstam irgi. Taip. Vienas iš tų gal, jeigu ten darytum tas apklausas, tai pasirinkimo irgi. Tai ir pas manęs tų studentų sako, ten eitum į lauką, ten pažaisti. Ten tinklinį ar ten... O jūs būna, kad kokį minusą pamėt? Būna. Man atrodo, kad jeigu bet kokį sportą sportuojant, man atrodo, tokį sportiškumą išsiugdai ir tada jau esi toksai... Visur gebėti. Aktyvesnis laisvalaikis atsiranda. Bet tikrai ne pas visus atsiranda tokių idėjų plaukti 3-4 dienas su plaustu Nemunu. 8. Papasakok apie savo šią istoriją. Kažkaip čia tokių draugų kompanija ir norėjom kažką ekstremaliau ir įdomiau. Ir gimė idėja mano draugiai, kad plaukti savadarbį plaukstu. Ai, dar jūs pačios pasigaminot? Bičiukai gamino. Mes tiesiog po to plaukiam. Taip, jeigu mes jam būtume prisidėję, tai nežinau. Bet plaukiam iš Kauno į Svencelę, Nemunu. 8 dienas ir visą laiką ant plausto. Naktim susodom pernauką. Ai, norėjau klausti, ar nakvodavo ant plausto. Ant plausto. Tiesiog prisišvartavę prie kranto. Eik tu savo. Ir keliesi jūs buvot? 4. Prisijungė po to. Kiek jums buvo metų? Pernai rugpjūčio pradžioj. Geras. O, orai geri pasitaikė? Šiaip jo. Maistą visą su savim turėjot? Mūsų privažinėdavo. Prieš dienom kažkas privažiuoja, ten šeimos narys. Aš jaučiu. Tėvai, sesės, taip. Aš jaučiu, kad tėvams nebuvo labai ramu pranešti apie tokią idėją. Bet jie galvoja, jom tai ten. Gal pripratę? Jo, šiaip pripratę, prisigalvojam visokių nesąmonų. Ir tu šiaip veikini dar? Aš tavęs sumačius veikia. Aš dirbu Vandenėdžių parke, tai ten tenka ir paveikim taip. Geras, ką dar veikia iš tokių? Tai snowboardini turbūt? Šiaip ne. Esu bandžius porą kartų, bet kažkaip norėčiau. Nebuvo žiemos šią žiemą, galvau jau šią žiemą varysiu, bet neteko, nes prasidėjo finalai ruošimasis. Šiaip jo, žiemo iš tikrųjų yra sunku suderinti, aš manau, nei krepšininkai, nei tinklininkai, kurių sezonas pagrindinis eina tuo tokiu periodu, tai kur tu ten neįtų į ledo arenas. Taip, mus dar šiaip ir auklėjo iš tos pusės, kad aš, pavyzdžiui, neįdavau net pačiuožinėti su pačiūžom, nes tai yra nesaugu ir tu esi savo sezone, net vaikams būnant, privengti reikdavo. Taip. O studentam yra kokių nors tokių reikalavimų, ar ne? Tai, kad iš reikalavimų kažkokių tokių nėra, tai jie tą prasme susikalba, pasiderina, tai tikrai išvažiuoja ten paslidinėti. Bet jau žino, kad tavarse pasvanės, kad jau grįž kalėdom pas tėvus arba antrą kalėdų dieną, arba po kalėdų grįž sportuoti ir iki naujų metų, iki 3/1, kad namuose nebus per tą šventės. Tai bet man atrodo, kad yra tokia atsakomybė sportininko, jeigu tu kažkur nori išvažiuoti, reiškia, turėsi atidirbti. Man atrodo, kad čia tokia. Bet čia dabar, pavyzdžiui, kalba eina, tarkim, apie Luko komandą, tai neina apie Žalgirietį kalba, ten apie aukščiausio lygio ir tu žaidži. Taip, mes ir kalbam, tavas motyvacija su mumis, įsivaizduoju, dabar grįžt, būdavo, darydom kartais, kad antrą kalėdų dieną vakare grįžta, kad jau biškai prasideda, bet dabar jau būna, su komanda kalėdos. 27 ir 31 rytinę pasidarom, o tai kiekvieną dieną po 2 treniruotės ir sunkės treniruotės. O tai gerai, o tai kai motyvuotas jaunimas pasirašo tokie mane? Labai, labai retas, kuris nebūna. Geras. Labai šiaip džiugu girdėti. Šiaip gerai vertintum patį tą jaunimą dabartinį. Tikrai savo žaidėjus visą pagarbą jiems ir pastangas. Ir pernais, ir šiemet tas pas mumis mikroklimatas, tai tikrai net ir klausimas būdavo iš trenerių, iš kolegų, kodėl ten
ir kodėl taip, žaidžia tenais, vis tiek yra, savas lygis, kur ten žaidžiam, kaip tie rezultatai, tai kokią galėtum išskirti priežastį, kodėl, tai sakau, esminis dalykas, tai pirmas komandai mikroklimatas, tikrai labai geras. Taip, tai komandinis sportas, be jo niekur. Jie turi niekur. Savo apšilimo rutiną, kurios negaliu realiai pakeisti jau, nežinau jau. Nuo sezono pradžios, tai tikrai jie žino, kad ateisi ir kažką gali pajokauti, kad kažką kitą, bet žinos, kad darys tik tai šitą. Nes kitą jiems jau nepirš, nes nori to. Geras. Tai kalbant apie šitą, esu irgi apie Martyną, apie tavo išsirašęs, kad žaidžiant esi labai motyvuota ir ne tik gerai treniruojama, bet net ir kitas sugebi papušint. Apie tave tokį faktą, pavyzdžiui, turiu. Ir dar esu pasirašęs, kad šiaip iš dalies tai visai gaila, kad mes taip trumpai prasilenkėm, nes būtų įdomu pažaist. Bet kaip galvoju, iš kur turi šias savybės? Ar gal studijos kažkaip yra prisidėję, ar ne? Gali būti. Tu psichologiją studijuoji. Taip. Tai čia paskutiniu metu kažkaip jaučiausi, kad keičiausi aikšteliai ir tas, kaip sakai, pušinimas kitų, man atrodo, kad man pačiai duoda tokio, jeigu aš pagiriu vieną ar kitą žaidėją, man toksai... Tu pušinimą vadini pagirimu? Taip. O tai būna, kad nepagiri. Aha, kur nors sakyt, varai, greičiau. Tai čia nėra pagirimas. Ne, bet aš taip... O tai gerai, kaip tu padarai tą tada papušinimą? Kaip pagal tave jisai yra? Jeigu man įspūdingai žaidėja, mano komandos narė padaro kokį tašką ar kamuolį ištraukia, aš tada toksai, šaunuolė, bravo. O jeigu neįspūdingai, ką sakai? Tada, gerai, jeigu aš turiu ką pasakyti ir galiu padėti ten toj vietoj, kad galėjai tą daryti geriau negu padaryti, tai pasakau, bet kad kažkokių piktai, tai, aš kiek žinau, iš save šoną tai lyg nedarau, bet būna visokio emocijų įtemptas varžybos, tai gali būti, kad ir... Gal kaip nors įspikčiau. Kaip galvoji, jeigu visos turėtų tokią savybę ir irgi pušintų arba girtų arba sakytų, tai būtų geriau, ar geriau, kad visas pavyzdžiui tylėtų ir kaip ir supranti, kad padarai klaidą ar padarai kažką gerai, bendrai pasidžiaugiai, that's it. Nebūtų tų asmeniškumų. Aš tai galvoju, kad labai reikia to, kad visos įsitrauktų, visos viena kitą pušintų. O tu dažnai gauni tokių irgi? Gaunu, taip. O velnių būna, kad gauni ne nuo trenerių, ne tai, kad velnių, bet kokią nors ten pastabą, gal sulenkojas arba gal ten... Taip, bet aš, aišku, žiūrinu, gal kaip pasako, bet šiaip aš priemu intonacijos. Taip, bet aš kažkaip per varžybas nepriemu asmeniškai, net būna po varžybų, jeigu pajaučiu, kad pasakau gal kažką pikčiau, sakau, tu neprimk asmeniškai čia sakot, tiesiog kažkaip emocijos užvaldoma atrodo ir toksai vis tiek nori viena kitai padėti. Tai bet šiaip kartais būna sunku, kai tos emocijos užvaldo, kad priimt kažkaip kritiką. Man tai būdavo šitoj vietoj toks slengstis, kada yra, kad tu žinai jau, ką tu blogai padarai, tau nepasisekė ir tau dar kažkas maišą ant galvos numeta. Priklauso nuo situacijos tikriausiai, bet kažkaip... Gal tie pagirimai labai irgi, jeigu neišeina ten kelis taškus padaryti tašką. Bet tu nejauti, kad jie feikiniai tada yra? Tarkim, neišėjo tau kelis. Ne, viskas gerai, žinok, viskas gerai, čia trečią padarysim jau. Nežinau, man gal ta komunikacija, nes kaip ir minėjau, mikroklimatas pačioj komandai, tai man atrodo, kad bet koks žodis, pasakymas toks... Padeda, ar ne? Man padeda, nežinau, aš negalėčiau žaisti tyloju, tokio užsikonservavus. Kai jūs, kaip ir minėjai, ten 5 esat iš tos pačios komandos, kurius ir trefkės kartu leidžiat ir per kitas lygas kartu važiuojate. Aš dažniau jas matau negu savo kitus draugus šeimą. Tai jūs, kai vienas kitą pažįstat, tai yra taip dar lengviau turbūt žinot, ko tau reikia tuo metu išgirsti. Taip. Tai dėl to man ir žavi komandinis sportas, man atrodo, kad dėl to ir užsilikus aš esu, nes tiesiog kažkaip, man tas, kad komanda žaidžia dėl vieno tikslo ir... Kaip antra šeima jos, man ta prasme visiškai antra šeima. Bet šiaip labai įdomu, čia labai daug priklauso nuo žmogaus, nes pavyzdžiui, aš net laukiau, kada aš jau galėsiu mest velniop tą salės tinklinį ir išeiti iki paplūdimio. Nes man yra per žiaurų, man pavyzdžiui, kurį laiką, aš net esu apsiverkus po studentų varžybų, dar žaidžiau už LSU komandą, aš esu apsiverkus po varžybų, rūbiniai, tiesiog sėdžiu ir verkiu, nes 3-2 gavom ir man tas toks beviltiškumo jausmas, kada tu vienas nori žiauriai, viską darai, stengies, ar tau išeina, bet tu įdedi pastangas, o kitas ten, matai, ir jos tiesiog, tai nenukris, tai nenubėgs. Matai, kai stengiasi ir neišeina, nepyksti niekada. Taip.
Tai vat pavyzdžiui, man paplūdimio tinklinis atidarė kelią į tai, kad vieną tokią pačią kaip tu surasti nėra taip sunku. Tai komandinis sportas. Tai bet jis irgi yra komandinis. Kaip ten, laukia vienas ne karys. Jo, tai turi visi tada eiti ir tas pats ir tam. Bet studentų komandoje gali to dažnai ir nebūti, nes, kaip ir minėjai. Darbai, mokslai, ten tu neišsimiegoji, tu nežinai, ką veikia ir tau ateina pas tave 12 žaidėjai ir tu kaip ten nestoji, davai, pasistenk. Tai yra buvę tokių, kur užkūrinėjai, bet neužsikūrė varikliukas. Vieną, neina, kažkas negerai ir visai, ir patys jau matai susikrimti, kad, neina, mes neina tos situacijas, neina apsiginti ir kaip ir bando, bet jau viskas, jau nebeišsijungia tas, aišku, būna, kur viena pusė labai gerai arba blogai, o kita pusė labai gerai arba blogai. Taip, tai čia dažniausiai dar taip ir būna, kad jeigu vieniem nesiseka, tai kitiem kaip tyčia einasi. Jo, bet tai ir patiems kaip būna, kad irgi ten, tarkim, pirmus 2 kėlinius gerai žaidi, paskui sustoji. Tiesiog atsipalaidavimas. Šitą esame Eurolygoje matę. Čia šių metų Žalgirio kasdienybė, kiekvienų rungtynių. Taip. Tai vat labai gal tavo atveju, galbūt tu nesi papuolusi tokią komandą, ar ne? Gali būti, taip. Kurioje tu jaustumės, kad tu viena nori dvigubai labiau nei kitos. Jo, gal. Būna vis tiek setas, kitas, kaip jau nuleidžiam visos galvas, ir kažkaip norisi, kad visos užsikurtų. Ir jeigu tu užsikurnėjai, užkuri kokį kitą žmogų ir tada vis tiek ta visa komanda pradeda lipdytis ir grįžta į tą žaidimą. Bet nėra, kad jau matai tą setą neina, tai nesidraskysi, geriau paimsim kitą setą. Gal kur nors pasąmonė ir būna tokias mintis. Matai, čia irgi truputį skiriasi nuo kažkas, jeigu tu krepšinį sugalvotum trečio biškį nežaist, ar ten antro biškį nežaist, tau reiktų po to davyti. Tinklinį, tai tu gali paduoti ir... Vytis viečios komandas sunku, nes tu ištirpdyti ir paskui išlaikyti tą visą yra labai sunku. O tinklinį gal kaip ir galima būtų tokį apsvarstyti, kai jau matai, kad ten, nežinau, 16-4. Ar ardytis datent, ar geriau paleisti ir nuo kito? Čia buvo atkrintamosios mums Baltijos ir iki to gal būčiau pasakius, žiūrint rezultatą, galima set, bet ten gal buvo rezultatas 14-4, 16-6 ir mes nuo 20-12 mes pradėjom comebackin belė kaip ir aš nuo tų varžybų galvoju, wow, tai viskas įmanoma, jeigu tik, nes mes kažkaip vieną tašką padarė, kita, tada mes jau visos pradėjom užsivedinėti, nes ten tas... Ir tada dar toks hypas Taip, ir aš galvoju, dabar tai tikrai, nes kažkaip ir mintyse, gerai, galvoju, sakau, dar vieną tašką, dar vieną, ir žiūrim vienas taškelis, kitas ir ten... Ir o tą setą ištraukė tą setą? 2-5, 2-1 laimėjo. Ten toks comebackas, aš nebuvau tokia comeback turėjus, bet... Čia dabar va šio sezono? Pusfinalio čia? Ne, atkrintamosios buvo prieš Jelgavos komandą. Tai nuo tų varžybų aš galvoju, kad viskas įmanoma, kad nežinau. Tai. Bet jūsų ir dabar, ir pusfinalis, jūs 3-2 laimėjote ir finalą 2-3, 13-15, taip, ne? 17-15. 17-15 labai skaudžiai. Taip, tai kažkaip buvo. Bet iš dalies fainiau negu 0-3 antrą vietą pasimti. Tu toks žinai, kad tu ten per plauką buvai. Taip. O be tos comebackus, tai vieną atsimenu tikrai, čia senesnės kartos Palangos taurė, tai paplūdimio tinklinį yra 2 setai. Jeigu 1-1, tik tada žaidi 3 ir jis yra iki 15 taškų. Ir aš žinau, kad merginos pralaiminėjo 4-14, tai reiškia, kad varžovėm reikia tik 1 taško. Ir sugebėjau laimėti 16-14. Tai aš esu tokį comebacką girdėjus oficialiuose varžybose. Tai čia yra, prasme, Taip. Kur 4-14, tu ten seniausiai. Kiekvienas taškas jau ten tau praleidė. Taip, tu su klaidelė eina ten. Ten jau tą pirmą kėlinį pralaimėjai tenais. Jau tu matai vis tiek dar turi 30 minučių ten atsilošti tenais kažkiek. O čia tik viena klaidelė ir tu out. Viskas, tau įmestintų, įmesi dar jam. Vis tiek dar laikas eina, tu galėsi dar mėti. Bet to pačiu jūs laikas spaudžia, o pas mus to limito nėra. Galim žaisti bet kiek. Galim žaisti bet kiek, bet štai todėl tinklinio per televizijas ir nerodo. Kaip ir krepšinis dabar, aišku, su tom peržiūrom, su tais visais pakeitimais irgi pasidarė ne toks aiškus laiko rėžis, bet bent jau kažkaip įmanoma. Bet bent jau tinklinį, tai gal Europos ten tos čempionatus tai rodo? Ne, tai labai jau aukšto lygio varžybos rodo, bet šiaip, kad kokį nors Lietuvos... Tai nežinau, ar matęs, kad ta prasme... Ten koks nors nepagrindinis kanalas, tai yra gal patransliavęs, kada... Nes atsimenu, žiūrėjau, mes buvom su vaikais turnyre Latvijoje. Ir žiūrėjau, kad tinklinį rodė, ta prasme. Tai Lenkijoje, Latvijoje yra truputį jisai aukščiau. Taip. Dar noriu apie studijas paklausti tavęs. Kodėl tu studijuoji psichologiją? Geras klausimas. Šiaip
baiginėjusi 11-12 klasę ir neįsivaizdavau, kuria kryptim pasukti kažkaip. Neturėjau išsigrinus, nežinau, kažkaip buvau visai atvira pasirinkimams ir toks fun fact, įstojau aplinkotyrą. Pirmus metus, pirmą kursą, bet labai man ten nepatiko, kažkaip visiškai ne mano. O kas aplinkotyra čia yra apie ką? Aplinkosauga, apsauga į tą pusę. Aha. Ir labai nepatiko ir kažkaip tuo pačiu metu buvau pasiemus gretutinės psichologijos. Ir tas mane užkabino ir aš galvoju, nes šiaip niekada negavau apie psichologiją, galvoju, iš kokia čia iš manęs psichologija, bet tada kažkaip galvoju, visai patiko porą dalykų, įdomu buvo ir tada perėjau tiesiog. Ai, tai labai fainai kitokia galimybė yra, nesudeginai tų vienerių metų. Ne, tai aš kaip tik ten gavus, kad 1-2 kursą per vienus metus perėjau ir dabar 4 kursą ir labai džiaugiuosi, kad... O šiaip nedirbi dar šiuo metu, ar ne, nieko? Ne. Ta prasme, turiu menį su psichologija, ne, o kažkaip turi mintys sieti? Tai... Galvoju sėti su sporto psichologija, nes visą laiką kažkaip sukausi tam sporte ir čia tokia... Esi pati lankiusis pas sporto psichologą? Ne. Šitas yra toks liūdnas dalykas. Dabar kuo daugiau eina, to ir trūksta tų specialistų, sporto psichologų. Anksčiau nebūdavo populiaru, tai anksčiau treneris atlikdavo. Bet dabar daug problemų iškyla, ypač jauniems labai yra jų didelis trūkumas. Ir trūkumas tų... Bet niekas ir neruošia Lietuvoje. Nėra sporto psichologijos studijų. Nėra? Aš turiu į užsienį važiuoti. Kad su sportu susiję būtų tai bendra psichologija, kur ir tada ten bandai priimti. Tai aš dabar bakalauro baigiu, taip. Tai turiu minčių važiuoti į užsienį mokytis. Taip. Geras. Aš taip galvoju, dar gal ne kitais metais, nes dar liksiu Lietuvoje žaisti, bet po to tai visai kažkaip norėčiau. Kontraktą, jeigu gausi į užsienį išvažiuoti. Tai šiaip manau, kad visai nebūtų tau sunku. Nemanau, dabar būna agentūros parašo, gal noris, toliau į užsienį važiuoti, bet dar kažkaip kitais metais. Šiaip tai jaučiu, čia irgi yra gal komandinio sporto dalis tokia, kad tu prisiriši, tu matai dažniau nei draugus, tu su jais gyveni, važiuoji, būni, kariauji kartu. Visas emocijas jaučiu kiek įmanoma perėti. Ir dabar palikti ir papulti naują. Taip, yra tas momentas. Bet to pačiu tai yra kaip ir karjeros galimybė. Taip, aš netmetu tikrai dabar. Pažiūrėsim, kažkaip aš... Esi nusižiūrėjus kokią nors šalį? Norėčiau Ispaniją, Italiją, bet ne, šiaip čia tiesiog toks... Dėl vyrų čia? Ne, dėl maisto. Italijoje tai dėl maisto. Mėgstu itališką maistą. Dėl saulės, sakytų, bet dėl maisto. Man pirma mintis buvo dėl vyrų gal. Ai, bet žinai, patokį būna. Po maisto prie picos gal nežinau. Geras. Tai šiaip tai visai linkiu, manau, kad būtų... Kažkaip aš visai dabar taip plaukiu per gyvenimą, nežinau, ir nėra taip, kad užsibrėžus, kad kitais metais tai bus, dar kitais, neturiu plano. Visai esu atvira pasiūlymams ir kažkaip visai gerai kol kas sekasi, kažką gerai gal darau, tai tu labai gerai, labai džiaugiuosi. Nes manau, kad kaip ir sunku yra Lietuvoje būti aukšto lygio tinklininku ir ten, nežinau, pragyventi iš to, tai iš vis yra neįmanoma. Taip, apie tai kalba eina. Ir dar norėčiau priminti apie tuos finalus, tai galbūt Martyna mums galėtų papasakoti apie NSTL finalus dar kartelį ir pakviest, kad pakvietėm į krepšinį, bet kad ir pas jūs atvyktų. Tai NSTL finalai vyks balandžio 12-13 VGTU universiteto sporto salėje. Ir aš tikiuosi, kad mes papulsim į juos. Dar nėra aišku, tai negaliu kviesti, kad atvykite. Tai jūs susitiksite su MRU. Taip, atkrintamosios. Ir jeigu laimėsite, išeisite prieš VU, jeigu gerai žinau. Gali būti? Tada pusfinalis būtų prieš VU? Gali būti, tikrai. O pernai jūs buvot pirmas? Taip. O kas buvo antras? Gal VU ir buvo. Tai tada, tai gal... Šiemet mes antros esam. Ai, reguliariam sezonė antros, tai esat pralaimėję varžybų? Jo. Oho, susikaupkit. Aš už jūsų komandą. Tai tai tuo pačiu primenam ir apie krepšinį, ir apie tinklinį. O kovo 29 dieną Vilniuje vyks dar ir badmintono čempionatas studentų, kuriame kovos ne tik dėl nugalėtojų titulo, bet ir dėl kelialapio į universitetų čempionatą Europos. Tai kelionės dalyvavimo išlaidas dalinai dengs Lietuvos studentų asociacija, kaip suprantu, tikiuosi nepamelavau nieko.
Tai labai verta pasistengti dėl čempionų titulų, o žiūrovams turbūt būtų įdomu pažiūrėti. Ir aš galui turiu jums tokį paruošusi žaidimą. Pradėsime nuo Luko. Tau reikės, aš suvardinsiu tau 6 vardus ir pavardės. Taip. Tai yra tinklininkų vardai ir pavardės. 3 yra iš Kauno technologijos universiteto, jūsų, ir 3 yra iš Martynos universiteto komandos. Tai čia tam, kad praplėstume akiratį, kad Martynai bus viskas analogiškai. Tu gausi 3 krepšininkus iš Luko komandos. Taip. Ir 3 iš VDU komandos. Tai jeigu atsakysit neteisingai, noriu, kad prižadėtumėt man aplankyti vienas kito varžybas. Gerai. Jeigu atsakysit teisingai, galite irgi aplankyti, bet tik savanoriškai. Tai pradėsime nuo trenerio Luko. Martyna Vybornaitė. Vadau. Ne. Iš Katau. Meda Bernotaitė. Katau. Taip, 1 taškas. Gvansa Ulumbelašvili. Vadau. Taip. Tai kaip ir 2 taškai jau. Vaiva Valionytė. Katau. Ne, vadau. Vilūnė Rauluševičiūtė. Katau. Taip, 3 taškas. Ir Karolina Pravdinskaitė. Vadau. Taip, 4 taškas. Iš dalies biškai daviau hintą, kad 3 ir 3, tai galima suskaičiuoti, reikėjo nesakyti. Bet 4 taškai, jėga. Visai neblogai. Gvansa, kai išgirdai, kad legionierė, turbūt, ne, kilo minčių, kad iš Baltijos lygos bus toks, galvojam, ar ne? Paskui ten ta Raulašvičiūtė, tai girdėta, nes jinai ten pas mumis apdovanojimus gavo. Aha, nu va, puiku, taip. Martyna, tavo eilė. Kai šitas pavardės dėliojom, tai man buvo pasakyta, kad yra per lengvų. Bet man su krepšinė žinom to nebuvo. Tai gali būti, kad man. Gerai, taip. Ignas Dirda. Katau. Taip. Gabrielius Čelka. Vadau. Žinai? Geras. Tai jau 2 taškai. Modestas Babraitis. Katau. Ne. Šarūnas Morkevičius. Katau. Taip, 3 taškas. Gustas Blinkinas. Katau. Taip, Vitalijus Kozys. Vadau. Taip, jau galvojau hintų nesinaudosi. Aš atmetimo būdu, nes vadovų kažkiek žinau, tai aš, o Katau, tai ir esi matęs kada nors tinklinio varžybas, kokias nors studentų lygos? Studentų lygos esu. Jo? Nesu, bet tenais pas mumis salėje nesu buvęs, esu Selose matęs. Ai. Pernai metais? Pernais metais dabar. Nes pernai vyko Selai Lietuvoje. Jo, buvo Lietuvoje, bet dabar galvoju, mes, aišku, daugiau pažiūrėjau, kai tenais išvažiuoji, kad nors buvęs. Tu taip, nes tada tu toks kaip ir be namų, be nieko, tai keliauji kitų palaikyti. Pasižiūri, bet. Aha. O šiemet jūs važiuosite į Selus? Čia toksai. 3-3 planuojam. 3-3? Geras. Nes 5-5 nėra. Suomiai neorganizuoja 5-5. Paprasto tradicinio krepšinio nebus Selose, geras. Viskas jo, kur normalu, čia buvo didžiausia keistenybė, kaip taip yra, bet tiesiog Suomiai tokie, kurie jiems neįdomu, visa organizacinė pusė ten, kiek pasiklausai iš vadovų, iš viso labai prastai viskas. Labai atmestinai tai žiūri. Tai kai mums čia tokia didelė šventė būna, tie Selai nukė. Būtent, tai tas ir yra, kad ir Estai, ir Latvijai, ir mes. Tai šiemet Suomijai? Taip, šiemet Suomijai. O tu esi mačius studentų krepšinio, kokias nors varžybas? Esu reguliaraus, aš esu mačius, man atrodo, vadovų, kai pas mus salėje vyksta, tai prieš treniruotės arba treniruotės visai pasiliekam pažiūrėti kartais. Tai. Fainai. Tai ir vienas, ir kitas realiai laimėjot, nes 4 taškus gavo Lukas ir tu gavai 5. Kur aš nežinojau, aš nedaug. Tu neatspėjai. Reikės pasidomėti dabar. Man atrodo, kad vadovų ir sumaišiau. Neatsimenu dabar. Modesto Babraičio. Nu tai va. O tau visi buvo žinomi? Gerai. O tau tinklininkės visos buvo žinomas? Jo. Tai bent jau tiek. Realiai, man atrodo,
5 iš 6 buvo iš mano komandos. Tokių Kauno. Tai geras. Tai jau kažkaip. Man čia mano visa komanda padėjo šio sąrašą sudaryti, nes man tinklininkės ne visos buvo žinomos, tai aš tokia pasijaučiau net sena jau truputuką. Tai irgi kviečiam atvažiuoti į varžybas. Gerai. Iš Vyturio areną, pavyzdžiui, mielai, gal net vietoj darbų kokių, pamatyti tiesiog tą bendrą vaibą. Tai labai dėkoju Jums už pokalbį, buvo labai smagu. Ačiū. Ir lauksim varžybose. Ačiū, kad pakvietė. Ačiū. Ačiū. 31. 31 ir po to 12-13. Taip. Matysime artimiausių metų. Gerai, ačiū.